Pirmasis pasaulinis karas. Prieš karą. Vokietija XIX–XX amžių sandūroje virto viena galingiausių valstybių ekonominių ir karinių atžvilgių. Vokietija buvo pavėlavusi į pasaulio kolonizavimą, todėl ji siekė perdalyti pasaulį, kuriame politinę persvarą turėjo senosios daug kolonijų turinčios valstybės. Bėgant metams nesutarimai Europoje vis augo. Jų pasekoje Vokietija, Austrija, Vengrija ir Italija 1882 metais sudarė Trilypę sąjungą. Kaip atsvara 1907 metais susidarė Prancūzijos, Rusijos bei Jungtinės karalystės karinė politinė sąjunga Antantė. Tarp šių blokų ėmė kilti daug nesutarimų, kurie ir išprovokavo Pirmą pasaulinį karą. Karo pretekstas. 1914 m. birželio 28 d. Sarajeve, tuomet Austrijai priklausančios Bosnijos ir Hercegovinos mieste, Bosnijos studentas Principas nušovė Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinį Pranciškų Ferdinandą ir jo žmoną. Vienos vyriausybė šį incidentą laikė serbų sąmokslu, kadangi studentas buvo nesenai atvykęs iš Serbijos. Užsitikrinusi savo sąjungininkės Vokietijos paramą, ji pareiškė ultimatumą Serbijai, reikalaudama, kad austrų funkcionieriai ten be kliūčių galėtų atlikti tyrimą. Gavusi miglotą atsakymą, Austrija mobilizuoja kariuomenę ir paskelbė Serbijai karą. Karo pradžia. Karas prasidėjo 1914 m. Liepos 28 d., kai Austrija-Vengrija paskelbė karą Serbijai. Po to, pagal galiojusius tarpusavio susitarimus, į karą įsitraukė šių šalių sąjungininkai. Serbija stojo ginti Rusiją, kuri tokią pagalbą buvo pažadėjusi ankstesniais susitarimais. Rusija sutelkė savo kariuomenę pirmiausia prieš Austriją, paskui prieš Vokietiją. Vokietija pareikalavo sustabdyti Rusijos kariuomenės mobilizavimą ir, negavusi atsakymo, pati pradėjo mobilizaciją ir paskelbė karą Rusijai, o paskui ir Rusijos sąjungininkai Prancūzijai. Vakarų Europoje karo veiksmai prasidėjo 1914 m. rugpjūčio 2 dieną. Rugpjūčio 3 dieną Vokietija paskelbė karą Prancūzijai. Kitą dieną Vokietijos kariuomenė įžengė į neutralią Belgiją, per kurią tikėjosi apeiti pagrindinius Prancūzijos pasienio įtvirtinimus. Tai paskatino Jungtinę karalystę paskelbti Vokietijai karą. Tolesnė eiga. Pagrindiniai frontai susitelkė šiaurės ir rytų Prancūzijoje ir Rusijos vakaruose. Turkija ir Bulgarija prisidėjo prie centrinių valstybių, o Italija, išdavusi Trilypę sąjungą, perėjo kariauti į Antantės pusę. Verdeno mūšis. 1916 m. Verdeno mūšio metu, pavadintų Verdeno pragaru, buvo panaudota 1000 patrankų ir paleista po maždaug 50 tonų sviedinių į hektarą. Per kelis mėnesius toje teritorijoje žuvo 700 000 vokiečių ir prancūzų karių. Bresto taika. Kilę nepasitenkinimai ir maištai rodė, kad karas jau visus išvargino. Daugelyje šalių badaujanti liaudis ėmė protestuoti dėl maisto produktų stygiaus. 1917 metais bolševikai per spalio revoliuciją perėmė valdžią į savas rankas. Jiems ėmė vadovauti Vladimiras Ilyčius Uljanovas, dar vadinamas Lenino slapyvardžiu. Paaukoję nemažai teritorijų vakaruose ir nereikalaudami kontribucijos, 1918 m. kovo mėnesį jie Breste pasirašė taikos sutartį su centrinėmis valstybėmis. JAV įstojimas į karą ir karo pabaiga. Jungtinės valstijos buvo nutarusios nesikišti į Europos karinius reikalus ir tik tarpininkauti derybose. Kada Vokietijos karinis povandeninis laivas paskandino Didžiosios Britanijos lainerį Lusitaniją, kurio plaukė 128 JAV piliečiai, JAV pareikalavo nutraukti atakas prieš civilinius laivus. Vokietija paskelbė, kad toliau be apribojimų tęs karinius veiksmus povandeniniais laivais. Po to, kai Vokietijos povandeniniai laivai paskandino 3 JAV prekybinius laivus, Kongresas paskelbė karą Vokietijai. 1916 m. balandžio 6 dienos Jungtinių valstijų įstojimas į karą galutinai persvėrė jėgų pusiausvyrą Antantės naudai.
Centrinių valstybių pralaimėjimas tapo neišvengiamas. Lapkričio 11 dieną Vokietijos įgaliotiniai pasirašė galutinės paliaubos Kompieno miške. Versalio taika. 1919 metais sausio 18 dieną Paryžiuje įvyko Versalio taikos konferencija. Po Vienos kongreso tai buvo didžiausia taikos konferencija. Praėjus 100 metų, palyginus su Vienos kongresu, konferencijoje išryškėjo visiškai nauja jėgų pusiausvyra. Pagrindinės šalys lėmusios sutartį buvo Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV ir Japonija. Nugalėtojų valstybių atstovai buvo pakviesti tik pasirašyti jau parengtų taikos sutarčių. Modernių ginklų panaudojimas. Pirmame pasaulinėme kare pirmą kartą buvo panaudoti povandeniniai laivai. Taip pat nuo pat karo pradžios kariaujančios pusės panaudojo dar vieną naują karo priemonę – lėktuvus. Iš jų priešo pozicijos buvo apmėtomas bombomis arba apšaudomas iš kulkosvaidžio. Prasidėjus poziciniam karui vakaruose, pirmą kartą karo istorijoje buvo panaudotas dujų ginklas. 10 000 kareivių vakarų fronte žūdavo nuo chloro dujų. Karo pabaigoje anglai panaudojo dar vieną naują karo priemonę – tankus. Jų pagalba sąjungininkai nekartą pralaužė fronto liniją. Karo padariniai. Iš viso kariavo 70 milijonų žmonių. Žuvo 10 milijonų, sužeista 20 milijonų žmonių. Per karą galutinai žlugo viena sistema, susiformavusi XIX amžiaus pradžioje. JAV šio karo metu iškilo kaip stipri dominuojanti pasaulyje jėga. Po karo susikūrė Čekoslovakija, Austrija, Vengrija, Jugoslavija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija.